langu, atnešęs sapnus, kurių takais išeisime kartu. Kurių takais išeisime kartu. Vakar naktį kilo vėjas, tyliai nešė juodą naktį, ranką tau ištiesę. Vakar naktį kilo vėjas, tyliai nešė juodą naktį, ranką tau ištiesę. Eikime žvaigždžių takais. Vakar naktį kilo vėjas, tyliai nešė. Vakar naktį kilo vėjas, tyliai nešė juodą naktį, ranką tau ištiesęs. Eikime žvaigždžių takais. Vakar naktį kilo vėjas, tyliai nešė juodą naktį, balsas kartu. Vakar naktį kilo vėjas, tyliai nešė juodą naktį, ranką tau ištiesęs. Eikime žvaigždžių takais. Eikime žvaigždžių takais. Vakar naktį kilo vėjas, tyliai nešė juodą naktį, ranką tau ištiesęs. Eikime žvaigždžių takais. Vakar naktį kilo vėjas, tyliai nešė juodą naktį, juodą naktį. Nu, pasirodymas geras. Nepraėjo kažkaip, na? O, wow. Kokie vyrai. Labas. O kas čia groja dar? Kaip malonu. Rolandas. Sniego žmogus groja. Sniego žmogus. Kol nieks nematė, dabar kai atsisuko, tai jis bijos, susijaudins. Aha. Koks jūsų vardas? Audrelis. Audrelis. Malonu. Pristatykit savo grupę. Sintetinė meilė su sniego žmogum, su Vykinti, su Kęstučiu. Audrelis, jisai visą laiką prisigalvoja, blemba. Jisai visą laiką prisisvaigsta kažką. Praeitą kartą su šalmais visą laiką. Jo, aš tai kažkaip atpažinau, kas čia vyksta, bet bandžiau suprasti visą laiką, kas čia vyksta. Aš puikiai žinau tavo braižą ir esu matęs ne kartą ir jeigu neklystu, ir sąstatus skirtingus, ir grupės skirtingas. Man įdomu yra, kas vyksta tavo galvoj tiesiog. Bardakas. Jo, vat ir tas labai matosi tavo pasirodymuose ir tai yra labai kažkaip unikalu ir subtilu, bet tuo pačiu man vis dar sunku suprasti. Man labai norėtųsi, kad šita daina suskambėtų gerai. Aš visą laiką klausydamas jos norėjau, kad jinai kažkaip pradėtų geriau skambėti, bet nesuskambėjo. Gal pritruko šiek tiek muzikalumo, atrodo, kad viskas į vienus vartus, užuot buvo juk galima papasakoti istoriją. Man trūko tokio šiek tiek, dinamikos, muzikalumo ir tokio gal labiau tikro balso. Nes man šiek tiek primena vieną tų pasirodymų, kur maniera uždominuoja žmogaus tikrąjį balsą. Nors daina tai puikiai ir aš pasimėgavau ir man kažkaip priminė Vilnių tais laikais, kai aš gimiau, tokį lapkričio mėnesį. Bet tikrai, kodėl jums nepaieškojus kontrastų? Ir iš tikrųjų kulminacijos kažkokios. Ir galbūt pradėti reikėtų labai mistiškai ir labai iš toli. O ta viena emocija, viena linija, jinai iš tikrųjų kažkaip užliuliuoja mus ir mes klausom, dalyvaujam tame reikale, bet noris iš tikrųjų kontrastų. Vaidulį. Sintetinė meilė.
Šiaip žiauriai geras pavadinimas. Geras pavadinimas, jūs kieti esat. Aš tikrai buvau užliuotas labai to manieringumo. Man atrodo, kad jūs patys suprantate, ką jūs darot. Kitą kartą tai, kad mes nesupratome, tai nereiškia, kad buvo blogai kažkas. Reiškia, kad mes tiesiog šiandien to neišgirdome ir nesupratome. Bet jeigu jūs jaučiatės gerai ir jūs suprantate, ką jūs norite, kokią žinią nešate, ką jūs ant scenos darote, koks vaibas jūsų, tai tame ir yra visas gėris. Ir atrodo, kad jūs esate atsipalaidavę ir tai yra šventiškiausia šventė, kokia tik tai gali būti. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū. Labas. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą, kur galėsi pamatyti visų dalyvių pasirodymus.